Mes esam Nemuno deltoj, dabar Šyšos polderį ir mes ieškom meldinių nendrinukių lizdų. Šiandien jau bus 2 savaitės. Pirmą savaitę labai sunku buvo, nes galvojom, gal mes kažką negerai darom, gal pamiršom jau savo įgūdžius, ką mes išmokom, bet tada pasikonsultavom su kolegom Lenkijoje, panašu, kad ten labai irgi panaši situacija, tik ten aplinkybės tokios, kad ten sausa, tai jie irgi dar nieko neranda ir tiesiog perėjimo sezonas nusikėlė, tai tada nusiraminom ir tiesiog toliau tęsim savo darbą. Sunkiausia yra tie visi kilometrai, kuriuos reikia nueiti, kad juos surasti. Per dieną mes suvaikštom maždaug 12-16 kilometrų. Niekur neužklimpom, niekur neįstrigom. Translokaciją vykdome, kad perkelti lizdelius ir atkurti žuvinto populiaciją, kad globaliai nykstantis paukštis turėtų dar vieną vietą ir ten atsikurtų su populiacija, taip išplečiant ekologinį tinklą ir jį padarant stabilų. Kas su Nemuno delta sudėtinga yra, kad mes turim viksvinukės ir ežerinės nendrinukės, kurios skleidžia tą patį garsą ir kol vizualiai nepamatai, tai tiek ta gali būti. O šiuo atveju tai tiesiog einant ir besidairant kažkur fone girdėjosi, kad lyg ir čeksi ir tada pasižiūrėjau per žiūronus, kur paukščiai tupėjo ir buvo meldinė su maistu. Tai čia yra toks kaip ir indikatorius, kad dažniausiai tai yra patelė maitinanti jauniklius. Ir tai yra geras ženklas ir jau galima pradėti stebėti ir bandyti surasti, kur tas lizdas yra. Iš pradžių, kai atvažiavom, labai buvom nusiteikę entuziastingai. Manėm, kad čia maksimum 2 savaitės ir keliausim, suradę reikiamą skaičių lizdų ir apieškoję teritorijas, bet jau 4. savaitė ir iš tikrųjų buvo, kaip pasakyti, pavasaris vėlavo ir dėl to tų lizdų nesisekė taip gerai rasti. Ir vakar radom netgi 5 lizdus per vieną dieną ir aš pati radau 2, tai iš tikrųjų atsigavau kaip ieškotoja, kaip gamtininkė, kad rezultatas. Komanda vakar rado labai daug lizdų, o šiandien bandžiau vieną čeksinčią patelę pričiupti, bet nepričiupau, jinai vis slapstosi nuo manęs, bet aš manau, mes surasim tą lizdą rytoj. Lizdų ieškom tose teritorijose, kurios tinkamos meldiniai nendrinukiai, bet tuo pačiu, kur yra rizika, kad tos teritorijos bus nušienautos arba intensyviai nuganytos gyvulių arba jau yra ganomos. Turbūt vienas įsimintiniausių momentų, kuris man buvo naujas, yra lizdo paėmimo momentas, kuris yra tikrai labai jautrus ir džiaugiuosi, kad kolegos yra tikrai patyrę, žino, ką daro. Ir viena vertus yra šiek tiek liūdna, kita vertus džiugu žinot, kad tie jaunikliai gyvens toliau, saugiai bus užauginti ir paleisio patelė galės iš karto sukti kitą lizdą. Veiklos vykdomos įgyvendinant projektą Life for Aquatic Warbler. Jį finansuoja ES LIFE programa, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir kiti projekto rėmėjai.